Kas yra mediksas? Mediksas bus nepakartojama galimybė pažinti. Kaip tu manai, kas bus mediksas? Mediks bus galimybė sugriauti mitus. Kas bus mediksas? Aš manau, kad mediksas bus ta vieta, kurioje tu galėsi išsiaiškinti iki galo jau senai iškeltus klausimus, išsiaiškinti, kur yra tikrovė, kur yra melas, kur yra pagražinta, kur yra nepagražinta, ir mediksas bus ta vieta, kuri tau sudės visus taškus ant į. Mediksas yra skirtas ne tik LSM studentams, o plačiai visuomeniai. Renginys vyks gegužės 14 dieną, 16 val. Romuvos kino teatre. Ką jūs sužinosite dar per mediksą, sužinosite, kas yra meno terapija, ką daryti, kad nebijotumėte psichologų, sužinosite, kas yra kamieninės ląstelės, dirbtinis apvaisinimas. Ją organizuoja visos mūsų universiteto organizacijos, todėl kviečiame visi fakultetų studentai ir visa Kauno visuomenė. Renginys, konferencija, kurios metu mes sulaužysim mitą, kad iš ežiuko Gali išsivystyti megakarpis. o Songokas iš tikrųjų išsikviečia kinto debesį. Yra kamieninės ląstelės ir tau klausimas yra, tai kaip yra susijęs burundukas su ežiuku. Aš manau, kad bet kuriuo atveju, kai Alvinas, Simonas ir Teodoras burundukai, kai jie pasikeitė gyvenimo laikotarpį, jie virsta į ežiuką. O po ežiuko ateina laikas jam virsti į megakarpį. Megakarpį.